papuoliau grinai į paskaitą su sveikata ir ten nusprendžiau, kad man reikia įsigyti, tiksliau savo vyrams įsigyti produktą. O kadangi produktų niekas nepardavinėjo per renginį, reikėjo užsiregistruoti, perkant daugiau gauni nuolaidą, tai taip ir atsiradau tinklinėme marketinge. Iš pradžių, kaip sakiau, irgi nieko nedarysiu, tik tais pavartosiu prekę, bet kadangi sponsorė pradėjo mane kalbinti, kad daryti reikia renginukus, o labai patiko, tai tarp kitko, ir ne su pažįstamų sąrašu, bet grinai su nepažįstamai žmonėm, man labai patiko daryti renginius, važiuodavau į kompanijos atstovas, tai buvo visai kaip ir nesunku, bet prasidėjo COVID-as. Ir kas atsitiko, ko kompanija pati nusprendė išeiti į pardavimus, pati reklamuotis, tinklininkai kaip ir nebelabai reikalingi buvo, tai kaip ir nelabai kam bereikalinga buvau, daugiau susiradau kitą kompaniją. Nežinau, jau ten ėjau gal kaip ir į tinklą, bet čia vėl visokie po covidiniai reiškiniai, visi su kaukėm, visi bijo, visi viską, dabar čia dar karas, tai galvojau, čia tiek man to tinklo ir te reikia. Na, o daugiau dabar sugalvojau vėl pradėti tą verslą ir kasgi yra. Kam skambini iš pažįstamų, visi nenori. Visus reikia įkalbinėti, jeigu ir prisijungia, tai niekas praktiškai neaktyvuojasi, arba pabūna mėnesį, 2 ir 3 ir viskas, jų nebelieka. Tai čia, kai turim bendrus čartus, tai matosi, kad žmonės ateina ir išeina. Na, aš kaip mėgstu labai mokytis visko, tai jau seniai vedu savo tinklus socialinius, tai grupėse, tai kur, bet kad tas nelabai veikia, nes nežinau, kaip gerai vesti, kaip teisingai vesti, kas buvo anksčiau prieš 6 metus, tai buvo visiškai kitaip, o dabar tas nebeveikia. Na ir visai neseniai atsitiktinai atradau tokį dalyką kaip autopiltuvėlis. Ir ką jisai duoda, aš pasidalinsiu ekranu ir tiesiog pasižiūrėsime, kas tai per daiktas. Na, autopiltuvėlis tinklinio marketingo atstovams, būtent tinklininkams. Kaip aš ir sakiau, kad dirbant dabar jau tas nebeveikia, kas seniau veikdavo. Taigi susirenkame ne tą auditoriją, kuri mums reikalinga būtų. Mes juos įkalbinėjame, prašome, kad jie prisijungtų, sakome, čia nieko daug daryti nereikės, tik tais pagal sąrašą paskambisi, visiems siūlysi, bet dėja, visiems, kam pasiūlai, visi bijo tinklinio marketingo, o jeigu, sakau, ir prisijungia, jeigu dar panaudoja produktą, tai tuom ir pasibaigia. Taigi, jei norite pašalinti šios minusus, tai reikia išmokti kažko naujo ir įdiegti kažką naujo į savo darbą. Tai aš suradau tokį automatizacijos produktą.